Kai mes kalbam apie paauglius, tai mes kalbam apie visuomenės jautriausią dalį vaikus. Vaikų amžiaus tarpsnis paauglystėje pats iš principo yra toks virsmas, labai sudėtingas laikotarpis pačiam vaikui, nes labai daug vidinės sumaišties, vidinių konfliktų, daug klausimų, eksperimentų, nebūtinai gerai besibaigiančių. Vaiko netinkamo elgesio, jo iššūkių, emocinių šauktukai turbūt matomi jau būna paprastai iš anksčiau. Ir mes turime būti labai atidus šalia esančiam vaikui ir padėti pačioj pradžioj, nes nesprendžiamos problemos jos tiesiog gilėja ir vėliau gali sprogti ir netinkamo elgesio būdu. O dėl ko taip gali atsitikti, apie ką tas elgesys netinkamas gali signalizuoti, tai visų pirma gali būti susijęs su vaiko patirtimi, tai yra galbūt jisai patiria ar patyrė įvairų smurtą. Ir tai gali būti atoveiksmis visuomenėje jo tokio elgesio išraiškos, nes jis gali būti, kad elgesi netinkamai, bando laužyti taisyklės, įžeidinėti, menkinti, nes jam viduj labai skauda. Gali būti, kad jis namuose mato netinkamą elgesio modelį ir tai atkartoja bendraamžių grupėje. O gali būti ir tiesiog noras įsiprasminti, noras būti priimtų ir mylimų, nes galbūt šeimoje to trūksta. Tarptautinė praktika rodo, kad popamokiniuose veiklose vaikai gali save įprasminti, atrasti save, suprasti save kaip asmenį, kaip bendruomenės narį, labiau pasitikėti savimi. Tada nėra poreikio, nebūtinai netinkamais būdais, elgiantis netinkamai, pasijausti svarbiu. Gali būti sudėtinga įtraukti vaiką, paauglį į užklasinę veiklą, nes galbūt jam sudėtinga atrasti, kas jam įdomu. Tai vėlgi, kaip kalbėjau, labai svarbu yra ryšys su vaiku, pažinti jį, visų pirma vaiką, pažinti, kas jam įdomu, kas jam prie širdies ir kartu su vaiku kalbėtis, kas galėtų būti ta popamokinė veikla. Tai gali daryti ne tik tėvai, tai gali daryti ir mokytojai. Paskatinti, lankyti tam tikrą veiklą, kur mato, kad jis galbūt ir turi talentą dar tą veiklą daryti, kur jo teigiamos savybės galėtų dar labiau atsiskleisti. Yra savivaldybėse paprastai ir nemokamų būrelių, nemokamų užimtumų, kuriuos finansuoja savivaldybė ar valstybė. Ir žinoma, kviestume pagalvoti apie savanorystę, kas irgi labai tokia sritis, gal neįprasta, kad vaikai joje dalyvautų, bet tai irgi yra veiklos sritis, kurioje galėtų vaikas atrasti save ir įprasminti. Ir labai naudingai leisti laiką, tai pridėtinę vertę taip kurdamas ir visuomeniai, o to pačiu ir save įprasmindamas.